Sveiki, aš Karolina iš Kemperiai 365 ir šiandien Hymeris pristatė BMCT modelį, bet atnaujintą Black Edition vadinamą. Tai reiškia naujas stilius šeimoms, kurie jau keliauja 4-5 ir tai svarbiausia gali būti 3,5 tonos. Jie turi skirtingus išplanavimus nuo 6 iki daugiau negu 7 metrų. Pasižiūrim, kas yra šitame kemperyje. Tai yra į standartą įeina juoda kabina. Čia yra high performance LED žibintai, tai reiškia ir naktinės lempos jungus ledinės. Tada, ką pristatė naujovė, Hymeris turi dabar visus pagrindinius sensorius, kurie įeina į bazę, tai dujų sensorius, ant langų sensoriai, kad jums nors dujų nepripūstų, tada ratų stebėjimas, tada taip pat stebi ir šilumą, jeigu jūs turite augintinių, kad jūs galite nustatyti temperatūrą ir tą temperatūrą pastoviai laikys, jeigu vaikai pasilieka kemperiai ar gyvūnai. Einam apžiūrėti, ką turi šitas kemperis. Tai čia yra juodi 16 colių ratlankiai, jie įeina į bazę, juoda kabina irgi įeina į bazę. Matote, naujas dizainas, čia irgi vadinamas Black Edition. Juoda markizė su LED markizės apšvietimu. Standartinis planetas, dar čia pajungimas elektrai. Ant viso kemperio yra centrinis užraktas, tai kainuoja papildomai apie 600, bet su vienu mygtuku atidarot visą kemperį. Didelė pagažinė, didelė. Čia galit, aš beveik atsistot galiu, 300 kg gali būti apkrova. Čia yra laikymai, jeigu vešitės motorolerius, dviračius, motociklai, jeigu nuspręsit įsivažiuoti lentynėlės. Ir čia yra paminkštinimai, kad nesusibraižyta arba jums daiktai irgi nebarškėt. Čia dar yra irgi 3 lentynos. Čia yra beje atsarginis nuotekų bako išleidimas. Kas nežinojot, aš žinau. Jeigu jums suges elektroninis nuotekų išleidimas, čia reikėtų eiti ir pasukti, tada jums nuotekos įsileisti. Čia yra originali Hymer Mercedeso galinė vaizdo kamera. Konkrečiai šito kemperio ilgis yra 7,39 cm, jis turi 200 litrų švaraus vandens ir 170 nešvaraus vandens baką. Einame vidų, pažiūrėsim, kaip ten viskas. Beje, įleisti langai, rodo kokybę, tyliau važiuosit. Viduje įeinus, pirmiausia, toks šviesos gaivumo vaizdas, tikrai labai malonu. Tai yra toks pats dizainas, kaip ir integruotų kemperių. Einam, pradedam apžvalgą nuo miegamojo zonos, nuo vienos iš svarbiausių vietų kemperyje. Čia yra lova, kuri gali būti kaip dabar aš sėdžiu ir įsiėmu šitą paminkštinamą dalį turėti naktinį staliuką arba įsidėjus čia platesnį, turėti tiesiog didelę trigulę lovą. Čia visur yra laikymo vietos, užuolaida suteikia kemperį jaukumo. Ant visų langų yra į bazę įeina naktinės užuolaidos, tinkleliai nuodų, čia jau kaip ir standartas. Stoglangis, langas iš abiejų pusių miegantiems žmonėms bus vaizdas, galės pasižiūrėti. Tada šitas kemperis turi 2 kambarių sistemą su tualetų durim, užsidarot ir galite turėti kaip 2 kambarius. Jeigu norite atsitverti miegamai, tai su užuolaida ir galite papildomai. Dušas, labai svarbi vieta, irgi kemperyje. Tai sakyčiau, tikrai erdvus dušas. Aš laisvai telpu ir tikrai gali dviese, jeigu norite tilpti šitą dušą. Laikymo vietos. Tokios aukštesnės čia jūs įsidėsit šampūną, dušo želį ir jums neiškres. Dušo galvelė su silikonu, kuri neapsineš kalkėm. Taip, irgi visur standartiškai tinkleliai nuodų, naktinės užuolaidos, stoglangis, kurį galite užsidaryti. Taip, einam pažiūrėti pas čia. O čia yra tualetas. Man labai patinka, kad yra ten, kur lentynos, gumelės, tai reiškia kosmetika nesivartys. Aš karts nuo karto susiduriu su tom, kad važiuojam ir tada atsidarau čia kosmetiką susivarčius ir reikia vėl tvarkytis. Tai žodžiu, nėra labai patogu. Nežinau, kokia čia yra medžiaga, bet tikrai labai maloni ir kokybiškai atrodanti kriauklė. Čia tualeto popierių, laikiklius ir spintelis. Ir turim tikrai didelį veidrodį. Labai didelį. O kur sudėti daiktus? Daiktus. Čia yra kabykla su apšvietimo. Dar aš matau, kad jums nereikėtų lenktis į apačią, galite pasikelti lovą. Ir tada lengvai prieiti prie savo rūbų. Irgi tikrai patogus
sprendimas. Taip, kad drėgmė nesikauptų, yra tokia počiūžiniais padėta, nežinau, počiūžinis. Ir čia dar yra irgi laikymo vieta, lentynos. Taip, patom susivient rankšluosčiams ar patalynei. Šių metų Chimerio naujovė, kad jie pristatė sensorių paketą. Kas į tai įeina? Vienas iš sensorių yra ratų slėgių matavimas, tai jūs žinosit, koks yra slėgis jūsų kemperio padangose. Kitas yra, čia negaliu išpakuoti, yra connection. Tai reiškia, kad kemperis bus sujungtas su jūsų mobiliu telefonu ir jūs jį galėsit valdyti. Tada yra temperatūros sensorius, tai reiškia, jeigu jūs paliekat kemperį ar vaikus, ar gyvūnus, jis reaguos į temperatūrą ir ją reguliuos su jūsų šildymo sistema. Ir čia yra dujų lygio matuoklis, Chimeris deda po balionu ir jūs matysite, kiek yra dujų. Čia yra standartiškai švaraus vandens ir nuotekų bakas, jie yra įleisti į važiuoklę, kas reiškia, kad Chimeris yra stabilesnis kemperis, mažiau jausite judesi, kai patys vaikščiat po kemperį arba kai kažkas miega lovoj. Čia yra didžiulė laikymo vieta, bet tokia didžiulė. Ir į ją gaila mes yra išėjimas į lauką, bet jūs čia tikrai galite sutalpinti slides arba kitus daiktus, kaitus. Manau, netgi kaitai tilptų. Kaitai ir kaitavimo lentos burlentės elektros skyrius. Ir čia yra šiuo atveju vienas akumuliatorius, bet galite dėti ir 2 akumuliatorius, ir 3, ir ličio. Ir pas mus servise įsirengti sistemą, su kuria jūs būsite visiškai autonomiškas kemperyje. Čia dar yra, kaip papildoma opcija, gali būti užsakomas stalčius, kuris 15 kg laiko. Ir pažiūrint, čia yra technikos skyrius, čia irgi dar kažką galima įsidėti. Kemperį yra 142 litrų šaldytuvas su šaldymo kamera. Automatinis, kuris nustačius automatinį režimą, pats parenka nuo ko šaldyti, ar nuo dujų, ar nuo 220, ar nuo 12 volt. Mano mėgstami stalčiukai po šaldytuvais, jie būna vėsesni, tai labai gerai daržovės laikyti, lova. Kad galėtumėt keliauti 4, o koks geras mechanizmas labai greitai nuleidžia, tai lova 2 žmonėm su tinkleliais, kad neiškristumėt. Čia tikrai 2 suaugę arba 2 vaikai be problemos tilps. Ir Chimeris nuo šiol turi savo būtent jiem gaminamus čiužinius. Ir kas yra gerai šitokiuose lovose, kad jos yra papildomai užrakinamos, kad kas nors neprispaudėtų. Čia laikymo vietos ir kas yra gerai, kad čia yra toksai slengstis, kad reiškia jums po važiavimą atidarius daiktai neiškris. Ir čia dar yra laikymo vieta. Skaitimo lempos, jeigu nuspręsit čia sėdėti ant čia knygą skaityti, tai galėsiu pasireguliuoti. Lempos USB, svetainės rodys. Stalas gali slankioti, sukinėtis, kaip jums patogu, didesnio praėjimo, nori taip pasisukai. Norit visi kartu vakarot, taip atsisukat. Tai čia kiekvieno poreikiams. Televizorius, speciali vieta, turi televizorių, kuris gali pasisukti. Čia visiems kartu svetainį, kad būtų patogu žiūrėti. Ir labai patogiai, saugiai įsimontuoja. Naujoji valdymo panelė irgi galima jungti, matau jį su telefonu, tai didžioji dalis Chimer kemperių jau bus galima valdyti su telefonais. Ir čia dar yra nedidelė vietelė. Trumo šildymas, gali būti trumas su elektra, gali būti truma dizelinė. Taip, duris su 2 spinom, visur tinkleliai nuodų. Šituose Chimeriuose yra Mercedeso bazė. Čia matau yra užsakytas premium paketas, jūs turit automatą, gali būti 150 arba 170 arklio galių, termotronikas, distronikas, didžioji medija, tada kamera galinė vaizdo, ar turi tokį mygtuką sujungimą su kemperiu, nuotekų nuleidimas, laiptelio suskleidimas, įskleidimas, vairas su mygtukais, per kurį galit valdyti ir mašiną. CarPlay'us ir Androidas. Ir čia turim bevėlį telefono pakrovimą, krovimo vietelę. Ir čia, aišku, visur yra termo užuolaidos. Toks kemperis gali būti jūsų. Ačiū, kad esat su mumis. Skambinkit, rašykit ir lauksim. Ačiū.